Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Šiandien laidoje. Pirmojoje laidoje Duok labas susipažinsite su Astos Stašaitytės Masalskienės Jack Russell terjeru Rio. Duok bučiuką. Ai, ačiū. Sužinosite, kaip Rio išmoko kelias kalbas, kodėl liko senbernių ir kokios kovos išmargino Rio kūną įspūdingais randais. Taip pat laidoje Duok labas unikali rubrika Švaros reidas. Surenkat šuniuko kakutį, kai padaro? Maišelių turit? Ne. A maišelių turėt. Sveiki, jūs turbūt dar šiltai įsitaisę lovose žiūrite laidą Duok labas, o man ant kelių truputėlį dreba Astos Stašaitytės Masalskienės ir Giedriaus Masalskio šuo Rio. Jo veislė yra Jack Russell terjeras, turbūt atsimenat tokį nuostabų šuniuką iš filmo Kaukė. Prieš 12 metų, kai Rio atsirado Astos ir Giedriaus gyvenime, tokių šunelių Lietuvoje buvo vos keletas. Beveik niekas nežinojo sudėtingai skambančio Jack Russell terjero veislės pavadinimo, todėl šiuos šunis taip ir vadino – Kaukės šuo. Į Lietuvą Rio atkeliavo net iš Suomijos. Jis atsirado anksčiau už vaikus. Rio yra suomis. Kai labai supykstam, sakėm suomišką kiaulę. Nepikriukai, bet tave papasakosiu. Tai būna, kad susipykstam, tai tada pavadinam paršiuskai. O šiaip jis yra iš Suomijos, atkeliavo pas mus va toks, visai 3 mėnesiuko. Dabar jau yra senas, jam jau 12 metų. Nors jo, ta prasme, savybės, šoklumas, žaismingumas, tai išlikę. Truputėlį priblėsė gal jau tokioj žiloj senatvėje, bet šiaip tai jis toks pat žaismingas, niekas nesikeičia. O kaip jis atsirado, aš gavau jį dovanų nuo savo dabartinio vyro. Nes labai tokia buvo, nedrebėk, juk nesijaudink, čia televizija. Taip, čia matai. Juk taigi tau kalbėti nereikia, Asta. Taigi, bet to tu jau esi filmavęsis, taigi tu jau žinai, kaip čia viskas. Vienu žodžiu, buvo tokia istorija, trumpai pasistengsiu. Vienas draugas išvyko atostogų ir paprašė kaip ilgų atostogų, nes nežinojom, ar tai truks pusmetį ar 5 metus į svečią šalį. Ir paprašė pažiūrėti šunį. Tai buvo tos pačios veislės kalytė. Ir aš taip pamilau ją, kad kai jau ją atsiėmė, tai aš jau taip verkiau, kad Giedriui neliko nieko kito, kaip tik tai surasti tokį panašų šunį ir man padarė surprizą. Ir mes iš Suomijos jį turim. Kadaise, Asta ir Giedrius buvo tiesiog laimingi įsimylėjėliai, o Rio tapo porelės numylėtinių ir repeticija prieš būsimą tėvystę. Guvusis šunelis net Masalskių vestuvėse dalyvavo. Į bažnyčią nėjo, bet visas kitas ceremonijas atlaikė puikiai. Jisai ir mūsų vestuvėse beje dalyvavo. Prieš pat sąjungą reikėjo dar jį greit pavedžioti, nes į bažnyčią su juo negalėjome eiti. Jis buvo kartu su mumis Palangoj. Vienu žodžiu, ką žinau, kaip jis pakeitė. Dabar žinai, kai tiek metų praėjo. Pradžioje sugraužė. Ne, aš pasakysiu, kad aš neskiriu veislių. Aš nesidomiu šunimis ir nežinau ten tą veislę tokia. Man patiko, aš įsigijau ir netgi yra Jack Russell terjerai ilga kojai, trumpa kojai, šiurkščia kailiai, švelnia kailiai, dar kažkur yra parsonai, bet man tas pats. Aš žinau, kad čia yra mano Rio, jo gražios ilgos kojos ir šiurkštus kailis, tiek aš matau. O jis nuo tos Maila, kur Kaukiai vaidina su Jimu Carreyu, tai tuo ir skiriasi, kad jis ilgesniem kojom, tai netoks komiškas, nes ten trumpom kojytėm. Na tik nereikia kuklintis, žiūrovai nė už ką nepatikės, kad Stašaitytės ir Masalskio šuo yra eilinis Jack Russell terjeras. Juk jis užaugęs tikroje žvaigždžių šeimoje ir pats turbūt turi neeilinių sugebėjimų. Opa! Kaimynų vazonus, va to, O šiaip tai yra labai artistiškas šuo, labai tinkantis mūsų artistų šeimai, nes jis labai yra žaismingas, jis yra pokštininkas, tikrai to žodžio prasme, mes kalbam be komandų. O Asta, tu buvai vaikystėje turėjus šuniuką? Žirnį vieną kartą turėjau, kurį pavogė prie parduotuvės. Nusivežė kitą mašiną, nes irgi labai protingas buvo. Bet viskas, mano vienintelis šuniukas buvo vaikystėje. Na ir kai tu įsigijai šunį, tuo metu neturėjai vaikų, gyvenai pakankamai tokį žaismingą ir laisvą gyvenimo būdą ir staiga gyvūnas, kurį reikia ryte ir išvesti. Pradžioje tai kaip
leliukas. Pradžioje tai buvo leliukas, nes reikėjo labai ten ir mitybą prižiūrėti, jisgi alergiškas yra. Ką čia slėpti, dėl savo judraus charakterio ir šoklumo Rio ne tik suteikė Astai su Giedriumi daug džiaugsmo, bet ir nemažai nuostolių pridarė. Jų grauždavo viską, ką tik įdomaus rasdavo. Ypač mėgo brangius daikčiukus. Jisai sugraužė ir baldų, ir laikrodį mano prašmatnų, ir rūbų, labai batus gražius, natūralios odos. Pradžiai, kaip juokavo toks vienas mano kolegas Debskis, sakė, o geras šuo turi viršyti, sugraužti daiktai turi viršyti šuns kainą. Tai jis klausdavo manęs kas rytą, kai ateidavo į radiją. Jau viršijo? Tai tą rytą, kai sugraužė krokodilo odos laikroduką, kurį buvau gausdavo, ir aš verkdama atėjau. Sakau, jau viršijo. Mano kantrybė ir kaina. Na, o dabar Asta prisipažink, kur Rio miega. Sprendžiant iš to, kaip meiliai jūs bučiuojatės, įtariu, kad šeimininkų lovoje. Su manim vienoj lovoj. Jis labai aiškiai skiria, kurio teritorija prasideda ir nėra peržengęs kitos pusės. Todėl, kad nuo pradžių Giedrius išauklėjo. Leido, neleido, gaudavo spyrį. Kaip leido? Tai aišku, tai čia mano teritorija, aš leidau. Aš pradžioj buvau starus suriuku, kad tik sekmadieniais. Bet paskui aš kažkaip supainiojo tas dienas, ar ten kalendorius kažkoks prastas susitaikė. Paskui jam jau ir penktadienį, ir šeštadienį labai pradėjo patikti. Ir kažkaip dabar jau miegam nuolat mes kartu. Tai turite atsibundi iš dešinės vyras, iš kairės Mailo? Iš kairės vyras, o Rio būna, nebūtų iš dešinės, jis gali būti tarp kojų, labai mėgsta, nes labai šilta. Aš labai atsiprašau žiūrovų, bet randi save miegančią, va tai. Nes jisai taip, žinai, kai miegi, aš labai kietai miegu nejaučiu, tai jisai prastumdo, kaip nori, jam taip šilčiau. Arba čia įlenda, arba čia ant pagalvės atsigula. Na, visur mėgsta, kur susilenkia, kur keliai susilenkia. Jeigu ant šono guli, jis iš karto įlenda į tą tarpą ir guli tarp tavo kelių. Man labai šilta kojom, užmiegant. Aš kartais būnu tokia chriuša, kad aš jį stumteliu, kai įperkaista kojos, tada aš jau sakau, ačiū Rio, į vietą. Nors Rio ir šildo naktį Astos kojas, kalbant apie meilę, reikia papasakoti tikrą šunišką meilės istoriją apie tai, kaip šis šunelis, nepaisant puikių fizinių duomenų ir išskirtinių šeimininkų, liko, kaip čia pasakius, skaistus sembernis. Pasirodo, kadaise, dar būdamas pusbernis, Rio turėjo panelę ir labai ją mylėjo. Ne, Rio neturėjo vaikų. Taip, Rio neturėjo vaikų. Rio turėjo jaunystės meilę. Ultra. Ir Ultra paskui Udrą paskendo, nes jie yra medžiokliniai. Ir Ultra buvo meilė ir jau buvo kaip čia sutarta su šeimininkais, kad bus čia jie pora. Irgi Jack Russell Terrier? Taip, tokia pat graži, nuostabi, mes nežinom, kurios kapelis ir lankėm, nes šeimininkai parodė. Ir Ultra labai irgi mylėjo Rio. Jie inkštė, jie glaustės, jie kartu miškelių ir mes jau galvojom, kai tik jie užaugs, jie buvo paaugliai dar tada, nebuvo nevalia, sueitis buvo negalima. Ir jau mes planavom turėti labai gražių vaikučių ir vienu žodžiu ir jinai žuvo, paskui tą Udrą, į dumblus, pririjo dumblų į plaučius. Jie yra labai medžiotojai. Ir viskas, ir tada Rio, žinokit, nieko nebemylė visą gyvenimą. Štai tokia liūdna meilės istorija. Na, bet gal Rio dar sutiks kokią žavę panelę ir visgi susilauks palikuonių? Kaip būtų gražu, kad būtų turėjęs kažkokį tai nuotykį, vaikučių, pabiručių. Mes būtumėm jau dabar tikrai per vėlų. Ir šunims būna per vėlų porotis? Juokinga, bet sako specialistai, kad jis nemokėtų, aš tai įsižeidžiau. Sako, kad jeigu jau per senas, instinktai aš tai galvoju, kad tu džigytas Rio. Kokie instinktai, jeigu štai puola patinus, reiškia, veikia visi instinktai, ar ne? Aišku, juk meiliai niekada ne per vėlų. Juolab, kad Rio gali apsukti galvą bet kuriai kalytei. O kartą, tiesa, su trigubai už save didesnė, buvo net pabėgęs pusdienį iš namų ir įvarė Astai nemažai baimės. Aš labiausiai suverkusiu, kai jis pabėgo užupyje. Irgi paskui Pana, meilė, Pana buvo va tokio dydžio. Ir jisai šalia, tai žmonės, kurie jau mums paskambino, po to atkasė, kad čia mūsų šuo kažkas, žinai, šunininkai vieni per kitus, tam parkelį matėm čia gal jų. Tai jie ir sakė, mes negalėjom net kreipti dėmesio, nes bėga šalia va tokia juoda kalė ir va toks mažiukas šalia. Kvepia, žinai, kaip kvepia. Ir varai.
Tai bėgo į pasimatymą, buvo pabėgęs iš namų kavalierius. Pusdienį, galima išprotėti. Ne, vis tiek tikėsi, bet aišku, jau skelbimus bėgom, kabinom, viską. O jokingiausia, kai bėgu per visą užupį, kabinu skelbimą ir žinai ką, tu tik atsirask, aš prisiekiu tave vedžioti, aš prisiekiu nebetingėti, žinai kaip. Bažnyčia galbūt. Į bažnyčią nebuvau neįs, bet prižodį tuo metu viską. Kokia durna buvau, kad aš tinkiu vedžioti. Dabar galvoju, aš dėl jo visą rajoną, visą užupį, po visą senamiestį iki pilies, visur iškabinau skelbimus bėgte. Galvoju, tai kas čia tėra apibėgti? Tai kodėl aš su jo neapibėgu? Aha! Didysis Rijo ir jo šeimininkų santykių išbandymas buvo tuomet, kai Asta su Giedriumi net 4 mėnesiams iškeliavo nuotykių ieškoti į Australiją. Rijo pasiimti negalėjo, mat toje tolimoje Australijoje jis būtų prasidėjęs karantine. Šuo liko pas Astos tėvus ir matyt labai liūdėjo. Šeimininkams sugrįžus apsimetė, kad jų nepažįsta. Žinok, atsiprašau, sulyginimą, bet tikrai, kai būna įsižeidę vaikai, kuriuos palieki pirmą kartą kažkokius senelius, jisai pyko, jis kažkaip nelabai ten norėjo džiaugtis, nelabai kalbėti, jam vėl buvo stresas, nes jis jau tenais apsiprato, gal jis jau pagalvojo, kad jau ir viskas. Ir nuo tos mūsų pirmos kelionės Rijo pamatęs lagaminą visada inkščia. Ir taip yra visą jo gyvenimą, lygiai tą sunku patikėti. Jis yra, sakau, kaip žmogutis, ateik Rijo, aš net nežinau, kad tave taip myliu, be kalbėdama supratau, ateik čia, opa, ateik, nenori? Jam tokia trauma, jisai tikrai visam gyvenimui, sėsk, jisai tikrai visam gyvenimui įsibaimino ir jis pamato lagaminą iki šiol, jisai jau inkščia. Jau, jeigu aš traukiu krauti, ne apskritai lagaminą kažkur, ta prasme, taigi dar, ne žmogus, nesupranta, ar čia krepšys, ar čia, bet jeigu aš jau išsitraukiu ir pirmus daiktus įdėjau, jisai būna, kad net atsigula į dangtį ir guli. Niekur tu iš čia nevažiuosi. Kai gimė Astos ir Giedriaus vaikai Emilis, o vėliau ir Danielius, Rijo buvo iškilmingai supažindintas su naujais šeimos nariais. Na, žinote, čia toks ritualas, kad šuniukas nepavydėtų ir mylėtų vaikus kaip savo. Taigi šiandien Rijo Astos ir Giedriaus vaikus myli ir gina besąlygiškai. Kai gimė mūsų vaikai, tai pirmas, kuris juos pabučiavo namie, parvežus iš gimdymo namų, buvo šuo. Tai va tada aš pasiskaičiau knygučių iš tikrųjų, kaip neprisidaryti problemų ir kad kūdikį turi aplaižyti šuo, tada jisai neturės konkurencijos niekada. Įsivaizduoji tokį, parsiveži vaiką savo kūdikį, pienu kvepiantį, išvystai ir sakai, prašau, Rijukai, apuostik, išbučiuok, išlaižyk. Tik veiduko be abejo neleidom. Ir nuo to karto jisai pamilsta ir juos saugo ir už juos kovoja. Tai va, tai ką žinau, ne, aš daugiau už vaikus tikrai nemyliu šuns. Na tiesiog tai yra mūsų šeimos narys, mes tikrai labai mylim, labai gerbiam, laiku maitinam, vedžiojam. Šiandien buvo kirpykloje dėl televizijos, štai. Jam nepatinka kirptis, ten skauda, nes ten tai peša, kamgi ten patinka, bet to tėvus išvaro. Taip, kaip poliklinikai, tai šeimininkai to nemato, bet aš manau, kad ten jo neskriaudžia. Šiandien kažkokią kaukę jam uždėjo, kad kauliukas būtų minkštesnis. Tai jis toks kvepiantis grįžo. Ir taip džiaugiasi vaikai, kad mūsų Rijukui padovanojo kirpėjo rankšluostuką kažkokį ekologišką. Ir dabar mes pėdutes šluostysime. Ir per kalėdas atneša kalėdų senis jam visada kažkokį tai kaulą. Kaulą. Na, ar kaulą, arba gultą, atneša gultą naują, kokį paklotėlį šiemet atneša per mažą, bet nieko jis telpa, susirango, telpa. Dabar reklama, gerbėmieji, po jo sužinosite apie Rijo dar daugiau įdomių dalykų. Tai jisai puola patinus visus be išimties, absoliučiai, vilkšunius didžiausius, jis yra siūtas, atik čia Rijo, aš parodysiu. Atik čia, opa, ką žinai, čia matysis tavo, nesimatys su Gijo. Čia gumpotas, jis visas. Jis yra siūtas va taip, ir čia yra siūtas, ir čia yra siūtas. Jis yra susiūtas visas, čia mūsų džigitas. O taip pat pamatysite, kaip mes Vilniuje darėme švaros reidą. Surenkat šuniuko kakutį, kai padaro. Maišelių turit? Ne. O maišelių turėtų. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Opa, ir. Kur pagaliukas? Dabar Rijo yra geriausias ir mylimiausias Masalskių vaikų draugas. Paklausykite, ką vaikai pasakoja apie savo šunelį.
Geras draugas, pažaidžia, kai reikia. Užjaučia. Tikrai, jau kaip jis užjaučia, ką jis daro, tada bučiuoja tave, laižo? Taip. Kai reikia. O kada jis tave užjaučia, kai tau skauda ką nors, ar tai Kai ne? susitrenkiu. Naktį kartais. Naktį, jeigu nubundi ir baisu, tai Rijo atbėga pas tave? Nereikia mamos su tėčiu žadinti, ne? Būna, kad tu paslapčia paduodi jam kažko suvalgyti, kai tėvai nemato. Būna ir paslapčia, būna ir ne. Duodu duoną, sumuštinio. Duodu savo kotletą suvalgyti arba dar kažką. Kaip vadinam jį? Siurbliu. Siurbliu? Kodėl? Nes jis viską suvalgo, kas mums nukrenta. Kai atsirado vaikai, tai tada jisai labiausiai pasiteisino. Jeigu iki to, tai žinai, toks miesčioniškos porelės, gražus šunelis iš filmo Kaukė, kuris priverčia pasivaikščioti, aišku, ir tai yra pliusas. Bet kai atsirado vaikai, tai būtent globoti, prižiūrėti, pamaitinti, išvesti. O dabar apie randus išmarginusius Rijo kūną. Nors ir mažiukas, Rijo drąsiai gina teritoriją ir kimba į atlapus konkurentams, jei tik šeimininkai nespėja jo sulaikyti. Dėl tokio karingo būdo šunelis jau ne kartą buvo siūtas, lopytas ir adytas. Na, betgi tikrą vyrą, tai yra tikrą šunį randai matyt puošia. Trijukas puola labai patinus. Tai Tai yra jo rajonas, ir ateina kažkokie tai baisūs šarpėjai arba kitokie dideli arklio didumo šunys ir kažką uosto, kažką daro. Vaikšto po jo teritoriją. Vaikšto. O jeigu tuo metu jis kokią daily kalytę pro šalį? Jam skirta, jis gal jos laukia, ar ne? Tai jisai puola patinus visus be išimties, absoliučiai vilkšunius didžiausius, jis yra siūtas, atik čia Rijo, aš parodysiu. Atik čia, opa, ką žinai, ar čia matysis tavo, nesimatys su Gijo. Čia gumpotas, jis visas. Jis yra siūtas va taip, ir čia yra siūtas, ir čia yra siūtas. Jis yra susiūtas visas, čia mūsų džigitas. Jis kai grįžta iš chirurgo, bet jau tikrai prašė labai chirurgas, jau amžius, o reikia duoti jam anesteziją, tai jam jau nebesveika. Tai jis kai grįžta, žinot, kaip jis atrodo. Jį nuskuta tik tą gabalą, kur yra, reiškia, ta žaizda. Neliesk mikrofono, Rijukai, sėdėk. Išskuta tokiais gabalais ir toks grįžta bomžas rajono, toksai piratas. Susiūtas, taip suvarytas, kaip dešra visas ir nieko, nes jisai nepaleidžia. Jį kanda ir jis kanda. Mes su kaimynu vieną kartą, kaimynas tempė savo šunį, aš savo, o jie susikabinė. Mes jas taip linguojam, o jie nepasileidžia. Tai įsivaizduoji, kaip ten iškabina tą skūrą. Beje, apie grožį. Kartą Rijo dalyvavo šunų grožio konkurse, parodoje, ir buvo beveik pripažintas tobulu. Iki Super Rijo buvo vos per plauką, tiksliau vos per dantį. Parodas esame aplenkę, nes vieną kartą Rijukas buvo parodoj, bet mes labai įsižeidėm, nes sakė, kad yra tobulas šuo ir jau ten būtų veisliai kažkoks ten super duper ir gautų 15 medalių, tų tokių jokingų turbūt su kaspinukais. Bet vienas dantukas yra kryvas ir mums reikia kažkokią plokštelę įstatyti ir jį tiesinti. Tai kai Giedrius parvedė iš parodos, sakau, o tu sakei, kad čia nerklys, kad čia šuo, jie matė, kad turim šunį. Tai aš likau įsižeidusi, kad mūsų šunį arklių palaikė, dantis patikrino. Ir liepė plokštelė. Taigi jis yra asmenybė, jis turi išskirtinį dantuką turėti, kaip ir žmogus. Jis tai gražesnis, jeigu jo koks vienas dantukas truputėlį koks nors ten kitoks. Ai, aš Danielį pirštinės turiu. Nu, padarykit, jis peršoktų. Palauk. Opa! Ateik. Pažiūrėsim, ar pavyks. Rijo, fu, paleisk. Kur Rijo? Rijo, fu. Fu, sakau. Nors ir su kreivu dantuku, Rijo yra labai protingas. Beveik viską supranta ir net moka kelias kalbas. Netikite? Ką daro mūsų šuo, jeigu jis nori miego, o šeimininkai dar žiūri filmą iki paryčių. Jisai užlipa pusę, kaip laiptai yra įmiegamai pas mus, tai jis užlipa pusę tų laiptų, atsistoja ir žiūri mus. Žiūri, sakom, kaip su žmogum. Rijo, eik gulk čia, sakau, žiūrimės filmą. Tikrai, žinok, su juo kalbėsi kaip su žmogum. Tada jisai vėl tip, nulupa. Paguli 10 minučių apačio, jis nori įti guolį, jau metas miegoti, jis pavargo, tas triukšmas, tas televizorius, jis vėl užlipa pusę tų ir žiūri į mus, žinok, iš tikrųjų. O dar istorija yra kaip apie jo supratimą kalbos, jis komandų ten moka, ten bučiukas, ten šok per lasdą, sėdėti, gulėti, bet iš principo mes kalbam iš tikrųjų
pavyzdžiui, ryte aš sakau, eik pažadink Emilį. Ir jis žino, ką daryti. Jis šoka pas Emilį, išbučiuoja į visą tas, po kaldrą palenda, įsivaizduok kojelės, išlaižo, tas jau vaikas krykštauja, namie priduoda labai tokio džiaugsmo daug. Arba yra tokia istorija su mūsų, nes mes sakom, kad Rijukas stoja į lauką, tai jis jau iš karto stovi ir inkščia prie durų. Kai einame į lauką, jis ir žino, į lauką. Riju, va, taip, tu lauke, ko tu žiūri dabar? Į lauką jis jau žiūri. Jeigu jam pasakai komandą, į lauką, jis jau stovi prie durų ir viskas. Bet po to viskas užaugo taip, kad, pavyzdžiui, kalbam tarpusavį šeimos nariai, kas išves Rijuką? Ir mes supratom, kad jisai supranta jau. Visi va, žvilgčia, jis jau stovi prie durų. Reiškia, komanda į lauką jam nebebuvo kaip komanda. Jis jau atpažįsta žodžių junginius, ką mes sakom. Kas išves Rijuką? Tada bet tai yra tiesa, arba ten dar ruošiasi tik po valandos eiti, todėl nenori jo erzinti ir sakai vyrui, jie čia ryščias vaividu, kad jau jisai tik nesuprastų. Tada jis pradėjo suprasti rusiškai posakį sabačka во двор пойдет. Jis pradėjo suprasti, nes mes jau pusę metų, reiškia, naudojam tą. Tada jisai pradėjo stovėti prie durų, net jeigu rusiškai pasakom, tai jis jau prieš pusvalandį, o štai kaip erzina, inkščia šuo, jis jau prašo, jis jau suprato, kad tu jau įvesi, žinai. Tai va šios savaitės topas yra, kad vaikai jau man sako angliškai, nes jam gaila. Tai vaikai sako angliškai, sako, jisgi dar nesupranta. Pasako angliškai, kada vesim, vardo negalima sakyti, tai sako, kada vesim šuniuką angliškai, aš jiem atsakau, tada jisai nesupranta ir neinkščia. Bet tai irgi yra tik tai pusmė. Laiko klausimas, mokysimės vokiečių kalbą. Taip. Na, labai sunku skirti su tokiu žavingu šuneliu ir gražia kompanija, bet teks. Ačiū už interviu, Rijo, būk sveikas, nebesikauk su šunimis, tausok sveikatą, o mums laikas paskelbti rubriką Švaros reidas. Pažiūrėsime, ar Vilniuje, Fabijoniškėse žmonės atsakingai žiūri į augintinių vedžiojimą. Sakykit, ar kiek laiko šuniukų jūsų? 4 mėnesius. 4 mėnesiai? 4 mėnesiai. O sakykit, ar surenkat šuniuko kakutį, kai padaro? Maišelių turit? Не. А майшалю туре, без майшалю туре. Все есть? Ну покажите. Нет, вот жена пошла в магазин за мешочком. А, и так собираете? Да, вот она за Прошу мешочком. майшалю это. А это уже с этим? Ну, а если серьезно, наверное, еще не собираете. Маленькая собака. Обязательно. Обязательно? Да, и за домом есть ящик, и все, так обязательно. Как ящик. И туда складываем. Ну как это, выгуливать и не, что, так дети, люди с детьми выйдут на улицу и что, и куда им? Бегать, что ли, по этим какашкам, что ли? Ну, молодцы. Правильно, только надо с собой всегда иметь. Не, ну, Другой раз. Жена пошла в магазин, все же жду. Пошла в магазин за мешочком купить. Ну тогда. Мы просто стоим, ждем жену, и все, и ходим. Sakykit, ar turit šuniukų ekskrementą maišelį su savim? Я перевелуюсь. Вот там yra, kur mes šitą padėjom. O jūs išmetėt po to į šiukšlių kibirą? Von tenai. A jau, tai surenkat, kai šuniukas padaro. Ačiū labai. Čia jūsų šuo? Ne jūsų? O kieno? Nežinau. Piliečiai, nesvarbu, ar jūs madingai apsirengę, kokios veislės jūsų šuo. Svarbiausia, kad vedžiodami savo super spanielį, top dogą ar kokį nematytą šuniuką iš kosmoso, nepaliktumėte priterštų pievelių ir šaligatvių. Mes jūs seksime ir rodysime rubrikoje Švaros reidas. O šiandien viskas. Susitiksime po savaitės, 8 ryte. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.